Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galima padaryti va tokias kulkų skylės. Taigi, pasirinkam naują lapą. Taip, dabar pasirinkam juodą spalvą ir visą foną nudažom juodai. Keičiam spalvas, taip pasirinkam Rent and Gel Tool ir darom šitaip. Taigi, dabar einam į Filter, Stylize ir Wind. Šį čia nustatom, kad mums eitų spinduliai iš kairės. Spaudžiam OK. Dabar einam Filter Wind ir Filter Wind. Taigi dabar einam Image, Rotate Canvas ir keičiam poziciją 90 laipsnių. Taip, dabar einam į Filter, Distort ir Polar koordinatas. Taip, spaudžiam OK. Dabar einam į Image, Adjustments ir Invert. Taigi, dabar pasirinkam Magic Wand Tool ir viską pažymim. Taip, dabar einam į Select ir Inverse. Čia galim truputį patobulinti, tai spaudžiam šį čia. Taigi, dabar einam į Edit, Copy, Edit, Pasta. Taip, numenkime ir va, matau, kad pas mus išėjo. Dabar galim padaryti tokius efektus. Tai einam į Blending Options ir pažymim Drop Shadow. Taip, dabar padarom Duplicate Layer. Nu, tai yra kopija šito, kad būtų pas mus jų daugiau. Va. Kokios pas mus išėjo kulkos. Kurias galite dabar pritaikyti šitaip, pavyzdžiui. Dar eina. Taigi, ačiū už dėmesį.